Sveiki, mėlieji Dzūkijos krašto žiūrovai. Šį kartą pratęsime pasakojimą apie Dzūkijos krašto tautodailininkus, kūrybiškos sielos menininkus, savo gyvenimo prasmę atrandančius kūryboje. Alytiškė tautodailininkė Eglė Bilaitienė – ryški asmenybė, itin išsiskirianti iš pilkos minios. Stilingos skrybėlaitės, ryškus drabužiai, originalūs papuošalai – toks įvaizdis išduoda menišką sielą. Žymaus Lietuvos keramiko Vytauto Brazdžiaus dukra Eglė savo kūrybinį potencialą, tapybą išlaisvino jau būdama brandaus amžiaus moterimi. Užsukę į Eglės Bilaitienės namus Birutės gatvėje, nė minutėlę nesudvejojome, ar būtent čia atvykome. Sienos nukabintos paveikslais, kuriuose amžiams sustingo peizažai, kaimo dainininkai, natiurmortai. Žiūrint į gamtos vaizdus, simbolius ir alegorijas paveiksluose, akis užkliūva už dar nebaigto, dažais kvepiančio, ypatingą šilumą ir subtilę eleganciją, kaip ir pati šių namų šeimininkė, skleidžiančio tapybos darbo. Nuostabus tapybiški Dzūkijos krašto peizažai vienas po kito sugulė Eglės Bilaitienės kūrybos darbuose. Čia yra praeitos vasaros kelias į Alovę. Kelias į Alovę mane patraukė tokia mikroreljefas Dzūkijos. Tie krūmai, miškeliai ir lygiai taip daviau debesis, kad visas tas toks mikroreljefas atsidurtų ir gamtoje, ir debesyse. Čia yra Kaniūkų tiltas. Kaip pasakyti, aš čia sėdėjau žolėse, apačioj ir kažkaip daviau, kad labai gražios yra atramos. Ta tiltą padariau daugiau raudoną, negu jis yra, nes čia vyksta judėjimas, įtampa, čia kaip pasakyti, jis jau toks turi būti. Ir atspindžiai Nemune, ir ta žaluma tokia dzūkiška. Visą jos nueitą ir iki šiol besitęsiantį kūrybos kelią lydi prieš daugelį metų įsigytas nešiojamasis molbertas, kuris ištikimai tarnauja menininkės aistrai – tapymui gamtoje. Ar jūs stengiatės atkartoti kuo autentiškiau visą tai, ar kad ir savo fantazijos įlieti, apipinti ir nutapyti taip, kaip jūs matote? Nes mes kiekvienas skirtingai matome. Čia ne fotografija. Čia ir norėdamas negali padaryti, nes gamta yra pati gražiausia ir niekas jos pakartoti, kuri tūkstantmečiais susiformavo, niekas negalėtų atkartoti. Čia kažką, ką pamatai, ką akcentuoji, kokios spalvos, kokia paties žmogaus nuotaika. Niekad, pavyzdžiui, man neišeina apie tą patį darbą. Du kart toks pats. Daleiskim, lauko gėlės. Aš jas padariau šiandien tokias, o kitą kartą aš jas kažkaip tai galbūt visai man jos atrodys kitaip ir aš jas čia sudėstysiu visai kitaip. Nors reikia tos pačios lauko gėlės, bet jos... Jo. Čia kaip pasakyti, ką pamatai, kokia tavo nuotaika tą dieną, kaip įsitrini spalvas, ir gaunasi toks darbas. Tautodailininkė neapsiriboja vien Dzūkijos krašto peizažais. Jos darbuose rado savo vietos ir kitų Lietuvos kraštų gamtovaizdžiai. Aukštaitijoje bažnytkaimis prie upelio, aš čia stovėjau ant tilto, reiškia, ir tapiau šitą bažnytkaimį. Baltijos jūra ir šalia jos pulsuojantis gyvenimas, gamta neatskiriama Eglės Bilaitienės tapybos darbų tema.
Jau daug metų menininkė vasaroja ir žinoma tapo tai viename, tai kitame Pajūrio miestelyje. Čia yra Nidos prieplauka. Švyturys matyti ir laivai. Čia sodyba, kurioje gyvena Nidoje. Čia yra bažnyčios vartai, žydėjo alyvos, pavasaris, labai graži Nida būna pavasarį. Taip tiesiog įdomu dirbti. Čia bažnyčios vartai, jie šviesūs tokie. O čia jau yra visai kitom spalvom, jau matot kitą nuotaiką. Čia yra, reiškia, kuršių kapai. Jie nestato kryžius, bet stato krikštus. Krikštus ne gale galvos, o gale kojų, kad jie galėtų atsisėsti, reiškia pasilaikyti už tų krikštų ir skristi į dangų. Čia yra Žemaičių Alka Šventojoje. Labai anksti ryte šito, vienu žodžiu, ir šitą, ir nuvėjau aš čia su tais ateitykais ir padariau tą Alką. Tokia triovelė neįtikėtinai prie jūros apleista. Apleista čia už Palangos į šiaurę ten. Ir taip tarp tokių didelių pušų, toliau už jos kažkur tai yra jūra. Čia užvažiavus už Lietuvos sienos yra Papė, toks kaimas. Tiesiog Lietuvos Latvijos už Rubežiaus. Ir tam Papės kaime gyvena ūkininkas, kuris verčiasi nendrių pjovimu. Meniškos sielos moteris visuomet laukiama kaimyninėje Latvijoje organizuojamuose tapytojų pleneruose. Čia jos darbai esą sulaukdavę ypatingo dėmesio. Stovykloje prie Daugavos upės. Reiškia, ir kaip padariau Daugavą geltoną, ji tokia atrodė ar tai ryto, ar tai vakaro metu. Ir visiems latviams labai patiko. Jie tiesiog fotografavo mano šitą darbą, kad nusivežti į Rygą ir kažką panašaus daryti, kopijuoti, vienu žodžiu. Vat tokia jo istorija. O kaip, aišku, turbūt buvo norinčių ir jie įsigyti, bet jūs, kaip sakėte, kažkaip sunkiai skiriate su savo darbais, ar šis nesiskiria? Tiesiog Latvijoje labai nenorėdavau parduoti. Mes darydavom dvi parodas. Viena paroda būdavo tam miestelį, kur mes dirbam, laikė plenero. Reiškia, kur tai aikštėje, Latvijai labai moka eksponuoti, tiesiog jiem nebūtinai stogo, jie miesto aikštėje sukala kuolus, ištiesia virves ir mes ten arba panaudojam visokias ten, žodžiu, pakilimus, kokios nors bordiūrus įvairius. O kita paroda būna pasibaigus plenerui. Ir pasibaigus plenerui būna toks lyg ir pardavimas, būna daug jau žmonių, lankosi. Ir aišku, nori žmonės įsigyti naujo, šviežio, to miesto vaizdo ar panašiai. Ir aš nenorėdavau parduoti, tai vadovė sako, kaip tu privalai. Sakau, aš privalau vieną darbą palikti ten, kur mes gyvenam. O šitą pardavimą aš noriu Lietuvoje parduoti, kodėl aš turiu savo darbus išbarstyti, parduoti kažkur tai Latvijoje, nežinia kam. Eglės Bilaitinės kūrybos darbai stebina ne tik temų įvairovę, bet ir skirtingomis atlikimo technikomis. Šitas žaltys gyvena ežere, jis yra tikras. O čia yra Žemė motina. Man asmeniškai geriausiai patinka dirbti ne su aliejiniais, ne su akvarelė, bet būtent pastelinius darbus daryti. Kada aš buvau, buvau pakviesta į Pabaltijo kūrybinę stovyklą po
parodos, po respublikinės parodos, kažkaip tai komisija perėjo pažiūrėti darbus ir išrinko kelis, žodžiu, žmonės išvažiuoti į Pabaltijo kūrybinę stovyklą. Čia, nu ir tai aš ten padirbėjau, pastelinius darbus kelis padariau, visiems labai jau tiem Latviam, ypač tai jau sakė, kaip tu čia padarai, čia mes profesionalai, taip nesugebam, paskui buvo mokslinė metodiniam centre, pastelės mano eksponuotos, tai tiesiog ten paprašė, kad niekas rimtai nedirba šitą techniką. Ir nuo Čiurlionio laikų, vat, kiek metų, nu, kaip pasakyti, reikia vienas dalykas fiksuoti reikia, antras dalykas po stiklu, jie kaip tai sunkus tie darbai, jie nėra praktiški. Nu ir labai jau taip pasiūlė, kad vat, dirbk pastelę. Itin gili išmąstyta mintis, išduodanti turtingą menininkės dvasinį pasaulį, neatsiejamai randa atspindį jos kūrybos darbuose. Pavaizdavau, įdėjau tą rūpintojėlį į ąžuolą, kažkur tai ąžuolinė pasidariau eskizą ir namie jį tokį darbą kaip ir padariau. Nes po ąžuolų mes kažkada tai kūrenom ugnį, kada buvom pagonys, mes dievinom tuos ąžuolus, o dabar, kai tapom katalikais, kabinam savo Dievą. Kiekvienas tapytojos paveikslas turi skirtingą savo atsiradimo istoriją. Kiekvienas kitaip gal gimsta. Vienas ta proga, kad pasirodai vat toj vietoj, kažkas patraukia, vat atsisėdi ir padarai darbą. Kartais sumanai, kad vat tiesiog gal mintyse sugalvoji ir padarai tą darbą. Tiesiog kiekvienas gimsta kažkaip kitaip. O šitas darbas padarytas Kryme. Dar mano vyras buvo gyvas ir mes su savo automobiliu keliavom po Tarybų sąjungą ir Kryme išsimušėm palapinę, vat, kalnuose. Ir buvo nepaprastai įdomus dangus, užėjo griaustinis, užėjo audros, paskui vėl nutilo. Nu, tai čia yra kalnai, yra dangus, yra ta tokia palapinių pastatymo vietelė ir čia jis užsiliko nuo tų kelionių. Man davė tokią temą ir paprašė padaryti reiškia, kažką iš tą temą. Reiškia, tai vat čia yra Lietuva, ta kur žvaigždė ir išeina keliai į Europą. Nu, iškeliavo mūsų labai daug žmonių į darbus, mūsų transportas pradėjo nuveikti, važinėti po visą Europą. Ir mes čia lietuviai, kada tai Lietuvoje buvo stumbrai ir aš taip įsivaizduoju, kad mūsų ta Lietuva senoji tai stumbrinė. Tie žmonės, matot, net putos eina, kaip tie stumbrai dirba, kaip jie suprantat, energiją tokią, vienu žodžiu, skleidžia po vienu žodžiu. Va tai aš pavaizdavau, kad tai čia mūsų lietuviai, senovės lietuviai, kurie nori ir dabar būti tokie darbštus, galingi ir taip toliau. Va tai yra taip. O čia dar Islandija, kuri pirmutinė paskelbė nepriklausomybę, aš ją taip pat įtalpinau. Vat ir taip yra. Ir čia tokios sankryžos, jūs važiuojat pro Vokietiją ar kur nors Europoje, tai taip keliai eina. Nors didžioji dalis menininkės tapybos darbų akį džiuginantis peizažai, bet esama ir kitokių, itin ryškiai atspindinčių emocinės nuotaikas, perteiktas konkrečių personažų pagalba.
Man labai patinka, kad patys nuoširdžiausi yra vaikai. Matot, kaip jie vaišina. Su kokiu dėmesiu, kaip pasakyti. Atsidavė tam valgymo procesui. Tai mano mama kaime mokytojavo šitas, Varėnos rajone labai toli tarp miškų ir vaikai atvažiuodavo Rogėm į mokyklą. Aš jau tuo laiku buvau mokinė pati. Ir čia kaip ištraukite savo prisiminimus šitą vaizdą. Tarp gausybės paveikslų, kitų meno kūrinių, jaukiuose kūrybiškos asmenybės namuose radusių savo tinkamą vietą, bene labiausiai saugomas jos tėvo, pirmojo profesionalaus Lietuvos keramiko Vytauto Brazdžiaus sukurta vaza ir 1936 metais išleista enciklopedija, kurioje įvardintas jo indėlis į Alytaus ir visos Lietuvos kultūros ir meno istoriją. Eglė Vilaitienė, baigusi Lietuvos Žemės ūkio akademijos hidrotechnikos fakulteto žemėtvarkos skyrių, dirbo projektavimo institutuose inžinierė, dėstė Politechnikos institute, Alytaus miesto komunalinių įmonių susivienijime. Ir jai puikiai sekėsi, nors rodės, jog prie tokios meniškos prigimties talentingos moters lyg ir nelabai derėjo itin tikslaus techninio mąstymo reikalaujanti specialybė. Tuomet dar studijų metais ji net nedrįso pasvajoti, jog iš jos išeitų puiki dailininkė. Ir taip iš rankų paleido jai gyvenimo siųstą šansą keisti profesiją. Pastebėjęs gabios studentės neeilinį talentą, jos dėstytojas esą raginęs pereiti į architektūros studijas. Ir jis paakino, sako, tau čia nėra ką veikti, tu eik tiesiogiai studijuoti architektūrą. Gerai. Sekmadienį, geriant kavą pas profesorių Žmuidzinavičių, aš jam pasakiau, sakau, žinot, jis liepė mane vadinti dėdė Untanį, nors mes nebuvom giminės, bet jis buvo tėvo draugas, kaip dailininkai jie, vienu žodžiu, ir jis susėmė kažkaip mane globot. Tikrai aš daug gražių žodžių galiu profesoriaus Žmuidzinavičiaus atveju pasakyti. Tai tada jisai sako, gerai, sako, tai susitarėm trečiadienį, aš Rotušės aikštėje turėsiu paskaitas ir tave nuvesiu pas dekaną. Tu trečiam kurse, tai vienu žodžiu, į kurį kursą tave priims ir vienu žodžiu tu bandysim šitą dalyką, jeigu tu taip jau nori, gali pereiti, čia nieko tokio ypatingo. Nuvedė dabar ten Santuokos rūmai, o tada buvo architektūros fakultetas, koridoriai, iškabintos akvarelės, gražiausi darbai studentų. Aš einu ir žiūriu ir galvoju, kažin ar aš taip galėčiau, kažin ar aš sugebėčiau, kaip čia. Ir nuveda pas dekaną, pristato, sako, čia keramiko Brazdžiaus duktė. Oi, Vitelio duktė, koks Vitelis buvo gabus, kaip jau jis ten puikus menininkas, kaip taip, kitaip. Tai ir duktė bus tokia gabi, mielai, vienu žodžiu, aš parodžiau studijų knygutę, studijų knygeliai mano pažymiai. Kaip pasakyti, jau geri buvo, aš tokio, inžinerinį mąstymą turėjau, tokį profilį ir ten taip jau. Tai vat, sako, užskaitysim matematiką, užskaitysim ten braižybą, ten, žodžiu, visus marksizmus, visus politinius. Tai vat, jums porą, 3 egzaminai reiks papildomai pasiruošti ir iki naujų metų reiškia išlaikyti ir galite eiti tiesiogiai į tolimesnį kursą. Viskas, aš išėjau į gatvę ir pagalvojau, aš nieko nežinau. Kaip aš gabi, ar aš kaip aš negabi, ir mane taip išaukštino, man bus gėda prieš tėvą, man bus gėda prieš dekaną, jeigu aš ten nesivokysiu vien tik labai gerai. Ir tiesiog sustresavau nepasitikėjimu savim ir šitą ir neperėjau. Va taip likau ir studijavau toliau savo fakultete.
Darbas, šeima, vaikai, tas kasdienis gyvenimo ritmas visgi nepajėgė užgesinti jautrioje menininkės sieloje rusenančios kūrybos ugnelės. Kartą su šeimos draugais, iškilaujant tuometinės Tarybų sąjungos pasienyje, artimųjų nuostabai ilgai taupytus pinigus išeiginiam paltui, jas aiškeitusi į tapybos reikmenis. Ir nuvažiavę į Užgorodę, ten užčiopęs į Užgorodę, pamačiau, kad yra etiudnikas. Viskas, aš nusipirkau šitą etiudniką, nusipirkau dažų, kardonėlių, iki šiol aš šį tą patį, matai, jau kiek jis kur nevažinėjo. Tai dar vaikas mažesnis buvo, tik baigęs vidurinę gal mokyklą, ar gal dar mokėsi viduriniai mokykloje maždaug. O vyresnis jau buvo pradėjęs studijuoti, tai aš taip įsigijau. O Skaistutė, mano draugė, sako, taigi tu paltui buvai susirinkus pinigus ir Alytui tų paltų nėra, nu tai kažkur Užgorodėj, kur nusipirksi paltą. Paskui išvažiavom į kalnus, išsitiesėm visi paišyti. Reiškia, nuo ryto įsimaišėm blynus, kadangi dvi didelės šeimos, tokį didelį bliūdą, reiškia, blynų, ir jau sakėm, su Skaistutė kepsim, bet pašvietė saulė, tokie kalnai, taip gražu. Aš paėmiau, sakau, nu, kokį biškį reikia paimti, vat, ir pasteliniais dažais, nu, tiesiog patapyti tuos kalnus. Mano vyras pasakė, aš taip pat, studijuodamas medicinos institute, lankiau dailės būrelį ir aš eisiu paišyti. Vencius, sako, aš baigiau statybos fakultetą, man Žmuidzinavičius tapybą dėstė, vienu žodžiu, ir aš einu tapyti. Ir visi vaikai pasiėmė po, žinai, pieštukus, viską, ir mes visi, reiškia, toj gamtoj pradėjom paišyti. Tai Skaistutė sako, va Jėzau, visi menininkai, kas blynus keps. Didelę laiko dalį atsiduoti kūrybai, neišnykti kasdienės rutinos karuselėje, moteris skatino ir jos mylimas vyras, amžinatelsi Vincas Bilaitis, žymus Alytaus gydytojas, taipogi turėjęs menišką sielą, tapydavęs paveikslus ir kurdavęs eiles. Mane pradėjo kviesti į kūrybinės stovyklas, palūšiai labai gražu, vienu žodžiu, ir aš ten atvažiuodavau, kažkaip nelabai norėdavau ir važiuoti. Būdavo, ateinau tas šeštadienis, sekmadienis važiuoti į Palūšę, tai aš nesiruošiu. Aš pradėdavau sakyti, kaip jūs vyrai pragyvensit be manęs, tai ką jūs valgysit, tai kaip čia bus. Tai mano vyras šaltai paima tą etiudniką mano ir krauna. Tau čia bus sunku, šitą dažą su šituo sumaišysi, tai šitą išimam, šitą su šituo sumaišysi, kitą išimam, vat, iš kelių spalvų, tu vienu žodžiu juos tarpusavį maišydama, vis tiek gausi reikiamas spalvas ir važiuok šitaip. Medytė skambino, jis vadydavo ją ne Medytė, o Medinytė. Sako, Medinytė skambina tau ir skambina, tai kaip tu nevažiuosi, važiuok. Vienu žodžiu, turėjau vyrą, tokį lygiavertį priešą, supranti, kaip pasakyti. Nes, taip kitas vyras sakydavo, tai ir būk prie puodų, nevažiuok. Tai turėjo tą palaikymą ir jo jums labai reikėjo. Jeigu jis būtų šiandien gyvas, tai aš netiek parodyčiau darbų, kadangi ir jis pats paišydavo. Oi, tokia konkurencija būdavo tarp mūsų, kas daugiau turim laiko, kas ką taip, va taip. Ir vienas kito kažkaip taip ir kritikuodavom, ir padėdavom. Eglė Bilaitienė kuria iki šiol ir kuria su meile. Tame ji mato savo gyvenimo prasmę. Ji aukščiau kasdienybės, aukščiau buities. Tame ji mato grožį, mato gėrį. Tapyba kaip meilė, kiekvieno žmogaus kitokia. Tai vat, taip man dabar gavosi, kad kiekvienas darbas kitoks. Kaip ne to paties žmogaus, kaip atrodo ne mano, vienas pastelinis, vienas toks, kitas toks. Kažkaip tai, kaip ta diena, kaip va taip. Ir dabar man tapyba ką duoda? Man duoda draugus tapyba,
Pavyzdžiui, Paviluostėje mes gyvenom su šveicarė. Man visada labai įdomu, kad ji atsiunčia juostą, kaip mes ten dirbom, kaip viską. Ji turėjo filmavimo aparatą dar prieš kiek metų. Žodžiu, tai pabendraujam Švedijoje, turiu draugę. Žodžiu, kaip pasakyti, turiu Lietuvoje labai daug dailininkų draugų. Ir kurie tapo, kurie dirba. Ir tas yra, kaip tai įdomiau gyventi. Jos širdyje nėra vietos blogiui. Ne veltui yra sakoma, jog tik kuriantis žmogus pakyla virš teroro, mirties, sudarkytos civilizacijos. Meno laisvė nesunaikinama ir nepažeidžiama. Ji yra esminė prielaida išlikti individui, žmonijai ir kultūrai. Tąkart dar ilgai vaikščiojame po rudeniškų rūbų pasipuošusį miesto parką, o kalba sukosi ne tik apie kūrybą, bet ir apie Alytų, miestą, kuris menininkės širdyje ir jos šiltuose prisiminimuose užima ypatingą vietą. Kuo jis žavus, kokie jum prisiminimai patys žaviausi ir tokie širdžio mieliausi? Žavus šitas miestas buvo mano vaikystėje tuo, kad jis buvo natūralus ant Nemuno kranto, po aukštomis pušų viršūnėmis, plačialangiais, neaukštais namais. Kadangi tai visi namai buvo miške, tai augo baravykai, kol ateini į mokyklą, tai rudenį randi baravyką ir jokios nuostabos nėra. Galėdavai sutikti šikšnosparniai, bet jų ir dabar yra. Pelėda kažkodėl dienos metu išlipdavo kur nors į Lazdynų krūmą, ji nieko nemato, lipa šakom. O vaikai dabar tokių nei paukščių jau nebemato jau, gal jų ir yra, aš nežinau, gal ir ūkauja kartais. Na bent jau voverytę lakstančią teko ir man pačiai matyti čia, būtent šiame parke. Vat jų yra, kol katės dar taip jau jų neišpjovė, tai jų dar yra. Minėjot, kad labai ypatingai kažkaip tos gatvės čia buvo suprojektuotos. O, Alytus turėjo puikų architektą Taškūną. Taškūnas formavo senamiestį pačiais unikaliausiais europiniais standartais. Prieš karą buvo Alytui 2 automobiliai. Apskrities viršininko ir veterinarijos gydytojo Nikšos. Ir tiems 2 automobiliams, ant kiek žmogus turėjo fantazijos, supratimo, projektavo gatves su bulvariniais dvipusių eismų, medeliais apsodinta buvo, gėlynai. Ir šita pati Pulko gatvė taip pat buvo bulvarinė gatvė ir bulvariniai daly buvo, augo kaštonai. Kur jūs nenuvažiuosit, visi stadionų tvoros ribojasi gatve. O jis išnaudojo šitą miško plotą, atitraukė stadioną iki tam tikros horizontalės, kiek jau leidžia reljefas, tokį plotą, tokį didžiulį tiems laikams stadioną. Buvo futbolo aikštė, buvo krepšinio aikštė, buvo kortai lauko tenisui. Kiti tokio lygio miestai to viso neturėjo. Čia kitaip ir žmonių gyvenimas formavosi. Ir galų gale, kai atitraukė stadiono tvorą nuo gatvės, padarė puikų, gražų sportininkų kolonom įėjimą, tokia kaip autostrada. Senamiesčio mokykla, ta vidurinė mokykla, ne šaligatvį buvo pastatyta, bet buvo iškišta į gatvę. Eini gatvę ir matai jos įėjimą, fasadą, vaikai eidami gatvę tiesiog įeina į tą fasadą, jiem pasukti nereikia.
tam, kad tais laikais gal nelabai buvo kelio ženklų, gal jie buvo nepopuliarūs dėl 2 automobilių, važiuodavo vežimais. Jis išplatino toj vietoj gatvę, vidury gatvės pasodino medį, tas medis ir dabar yra, ir savaime važiuojantys apie medį turėdavo sustabdyti eismą. Reiškia, mokiniam buvo kaip kelio ženklo sutvarkymas. Iš vienos pusės važiuojantis turėdavo apsuktą medį, pristabdyti, iš kitos pusės pristabdyti, tam, kad mokiniam būtų saugus eismas. Tai čia reikėjo sugalvoti. Tos srities specialistė, jūs kaip paaiškina, tai dabar lyg ir suvoki, bet taip net nesusimastai. Kodėl jisai stovi? Taip, tai buvo tam, kad buvo mokykla ir reikėjo, kad tas eismas toj vietoj nebūtų greitas, nebūtų intensyvus. Tai čia tai tik Taškūnas galėjo taip sumastyti, aš nežinau, ar Europoje dar koks architektas taip yra sumastęs. Kuriantis žmogus gyvena prasmingai. Užtenka viena – apsidairyti aplinkui, kiek daug kūrinių mes galime pamatyti. Visi pastatai, gatvės, viskas aplinkui yra sukurta. Galima teigti, jog visi yra kūrėjai. Tik vieni daugiau, kiti mažiau. Visas žmogaus gyvenimas susideda iš kūrimo. Šiandieninėme pasaulyje, kai pašėlės pokyčių tempas diktuoja griežtus reikalavimus, žmogus turi rasti savo vietą pasaulyje. Tai reikia tik valios įgyvendinti savo norus, savo užmojus. Juk kūrybos potencialas yra įdėtas į kiekvieną iš mūsų. Kuriantis žmogus yra stebuklas, dovanojantis stebuklus kitiems. Taigi kurkite, džiaukitės gyvenimu ir dovanokite stebuklus aplinkiniams. Iki susitikimų kitose, čia Dzūkijos kraštas laidose.